Sveikinu visus su artėjančiais naujaisiais metais ir linkiu, kad visos jūsų svajonės išsipildytų. Tam, kad svajonės išsipildytų, ką reikia daryti? Teisingai, daug dirbti. Tad linkiu būti sveikais, turėti ryžto ir valios darbui įgyvendinti ir kuomet jūsų darbai pavirs rezultatais, jūs būsite nuostabiausi žmonės pasaulyje. Šiais metais nuveikta išties daug. Jau yra 1,5 metų, kaip gyvename senos 67 metų statybos name ir yra pilni pirmi metai, kaip keliu vaizdo įrašus į YouTube'ės platformą iš namo renovacijos darbų ir iš pomėgių. Taigi šiandien nusprendžiau padaryti paskutinį šių metų video ir apžvelgti, kokie darbai buvo nuveikti šiame senos statybos name, kas įvyko, ką reikėjo išmokti ir koks rezultatas gavosi. Ačiū visiems, kurie buvote šiuos ištisus metus, stebėjote mano progresą tiek statybininko, tiek turinio kūrėjo. Ačiū visiems už pastebėjimus, už kritiką, iš kurios yra galimybė tobulėti ir mokyti. Tikiuosi, kad kitais metais mūsų bendruomenė tik tais augs, būsime didesni. Jeigu jūsų svajonės, kaip ir mano, yra atsirenovuoti senos statybos namą, sužinoti, kaip atlikti remonto darbus patiems, sužinoti apie naujoves, pakeliauti, arba tiesiog mėgstate stebėti progresą, kviečiu jungtis į augančią bendruomenę ir užsiprenumeruoti šį kanalą. O dabar judam žiūrėti, kas įvyko per šiuos metus. Na, toks grožis visas. Opa. Ir dabar pamatysit, kaip jau yra pakeistas. Yra klavišas, ten viduje nėra klavišo. Šiaušiu virštelė. Matot šitą laidą. Šitą kraną į šitą kraną. Mintis tokia, kad turim karštą vandenį. Ir kągi mes ten matome. Ogi matome užsukimo kraną. Teplioju labai. Bet bus jau be šito atidarimo, be šito ir be šito. Ora. Griaujam sienas, pasinaujinam duris, langus. Tai ką veikiam kolektyvas? Dažom, keičiam spalvą, kailiuką. Tai va, koks dabar statusas, kad turim išpakliuotas ir išgruntuotas lubas ir sienas dažysim tą pačią spalvą. Anga teininam impregnantų ir lakavom bespalvių matinių lakų 2 sluoksnius. Tai va, baigėsi. Svetainė yra oficialiai baigta. Mes jau čia gyvenam, gyvenimas jau verda. Va čia galima sakyti, vat matosi, kur yra alėjuota ir kur vat yra sena. Šitas labai tamsės. Abu jie labai tamsės. Stalas surinktas. Pagaliau pirmas atrenovuotas baldas. Gulė atsimetęs dabar. Ir bye. Vaizdelis taip atrodo. Taip. Ir va taip. Čia kasimės. Ir čia kažkur darysim šulinėlį. Ar bėga, morydis geras. Bėga. Gerai. Čia irgi vakaro turės irgi žemės. Ir kelias jau paruoštas čia. Bum. Taip, jos ir dirba.
Sulipdysim. Kaip mano kolega sakė, nėra blogo oro ir blogas pasiruošimas. Tai palaukit, neverkit, liko tik. Nebeliko. Ir... Woo! Kaip tik ant bangos didesnės. Na, kaip darto. Eik tu savo. Viskas baigta. Bum. Toks atvaizdelis. Prageisėjo viskas. Čia irgi tvarkingai. Konteinerių stovi. Tai va, tai turiu pasiprojektavęs tokią stoginę iš esmės. Čia tenais. Ir iš apačios dar vieną juostą. Bumt. O, čia kliūna. Parūgėja. Čia tau vandens galėjo gauti. Taip, atrodo, užlipu ant stogo. Ant biškis stabiliau ant stogo negu šitam keltukai, nes visas keltukas varduliuoja. Čia lopas, čia lopas, čia lopas ir ten lopas. Na, taip atrodo išmontuoti langai. Turbūt daugumai įdomu, kokie bus sekančių metų darbai. Taigi darbų sąrašas kitiems metams. Pirmas darbas bus cokolinio aukšto langų apdaila iš vidaus, ką mes jau ir esam dalinai pradėję šiais metais, bet baigsim kitais metais. Toliau namo plano projektavimas. Mums reikia susiprojektuoti namo planą išdėstymą, kaip visi kambariai atrodys tam, kad galėtume judėti ties kitais darbais. Sekantis darbas tai būtų vidinių namo laiptų restauracija plus automatikos ir ledų įdiegimas. Ketvirtas darbas tai būtų baldų restauracija, tai yra kėdžių atnaujinimas. Penktas darbas želdinių laisvinimo skaitiklio įsirengimas. Šeštas darbas cokolinio aukšto pamatų apšiltinimas iš išorės. Septintas darbas oro tarpo tarp plytų apšiltinimas ekovata. Aštuntas darbas lauko laiptų inspektavimas ir aptvarkymas. Devintas darbas tai elektros skydinės įsidiegimas. Tai va tiek tų darbų kitiems metams. Na tai tiek, kolegos, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam paspaust laiko, paspaust subscribe, kas nepaspaudė. Ir iki susimatymo kitais metais.